Sveikučiai, šiandien fonas su jumis yra ramus. Taip, šiandien ramybės toks fonas. Melancholijos. Nes Godai skauda galvą. Nes man skauda galva, tai tiesiog Jai pabūkim dažnai ramiai, skauda žinai. galvą. Jeigu jums skauda Gal išmokim galvą, kalbėt fonas savo pasiklausykite Mes jau viens ant Minoras kitą šnekam. daina. Taip, tokie mes jau. Tai va, Ką tu kalbėjai? apie aš ką negirdėjau. mes šiandien kalbam? Kaip jūsų Ne, atostogos? nesakyk taip labai tada Nesakyk struktūrizuotai. taip, struktūros nėra. Šiandien pamokos tema. Šiandien pamokos tema. Uždaviniai. Iš tikrųjų, man tai įdomu, nes dabar eina kaip paskutinė, Jėzau, pirmoji savaitė. Po atostogų. Ir kaip jūs jaučiatės, kaip jums buvo atostogos ir dabar, tipo, kaip jums nuotaikos? Nu tai aš galiu pradėti, man atostogos buvo, labai geros, aš labai pailsėjau, aš jaučiuosi, tiesiog tobulai tikriausiai, jaučiuosi, kaip pasiruošus dirbti vėl tą visą darbą, kontrolinius atsiskaitinę. Tai... Čia taip nuostabu, Jo, čia yra aš tiesiog, aš labai noriu tavo džiaugiuosi, energijos, iš tikrųjų. aš tiesiog labai noriu. Nes aš, mano 2 draugės buvo išvariusios, aš labai daug laiko praleidau su šeima, su sese, su draugu. Tai va. Bet čia labai geras toks dalykas, nes tada tu, truputėlį nuimi tą tokį, sakykime, socialų stresą ir panašiai. Prašom nesikeikti. Aš taip norėčiau dabar Fotografuoti Tomą, nes jis taip juokingai valgo čia. Tai va. Ir žodžiu. Ir kada tu ne tiek socializuoji, tu pabūni su savim, žinai, ir tada tu gali vėl eiti, žinai. Tai va. Nežinau kaip jūs, man tai buvo labai sunku per šias atostogas išsimiegoti. Aš galiu Man labai irgi. greitai įsterti. Jeigu jūs saugot pinigos ir yra sunku jūs įskirti, tai galite tiesiog liežuvį kišti. Jo, iš tikrųjų labai, va taip, Čia practice. Sunku įkišti čipsą. Tai va, Tam ir padaryti. more facts with more- Tomas. Dar turiu gerą. Žinot, kodėl šitie yra tokios formos? Kodėl? Nes kai tu dedi, tu padedi ant liežuvio. Ir jis ištirpsta kaip koksai chemikalas, ne? Paliečia visą liežuvę ir tada tu pajunti daugiau skonių. Jo, šiaip žiauriai gerai yra. What? premisai. Rimtai. Na, atkreipkite dėmesį. Bet šiaip Never žiauriai that. nesveika. Bet čia, žinai. Man, sakau, per atostogas buvo šiaip žiauriai sunku išsimiegoti. Aš po tos savaitės, kai mes belekė kontrolinių rašėm, aš negalėjau tiesiog užmigti. Jo, yra tas nuovargis, kur jisai yra tiesiog tu jau kūne. priprat- Ir tu negali užmigti, tiesiog atrodo, jo gerai, sakyk. Ačiū. Ir tu esi tiesiog pripratęs eiti miegoti ant kokią, ką žinau, 12-1 valandą ir tu nori Nuo žmogaus priklauso. Tas. Ir tu tiesiog negali nueiti miegoti. Bet šiaip, galų gale, po melatoninų guminukų pavyko išsimiegoti. Nuostabu. Abiejų Bet kaip keista, nes aš užmiegu ir viskas. Ne, Aš ta prasme, man nėra tokio dalyko, kad neina užmigti, kad kankinuosi. Man tai būna, Jo, aš tiesiog jo, taip būnu pasimeldžiu pavargusi, ir bet jau užmiegu. tiesiog yra tas, žinai, jo. Aš palanatikuoju per vidurį ir tada užmiegu. Ką sakai? Man tai yra tas dalykas, kur tu atrodo, sakau, tiek išėjęs iš ritmo, kad tu nebegali įeiti į tokį, žinai, normalų ritmą ir Jo. tiesiog užmigti, tiesiog, nes kaip atrodo, kad keista. tu tiesiog, neišeina, nenori vos, ne. Nors atrodo, tu esi jau pavargęs, bet tiesiog neišeina. Tai kažkaip įdomi. Bet jo, man tai taip kažkaip ramiai tos atostogos irgi praėjo, taip labai, O Tomai? sakykim. Mano buvo labai fainos atostogos. Pabuvau pas močiutę biški. Buvau pirmose savo Irgi taip vestuvėse. Tai labai patiko. Jis buvo pirmose vestuvėse. Tai kas ten? Jo, labai man patiko. Man šiaip labai patiko pats konceptas. Labai patiko... Jis sako, kaip kokį spektaklį. Man patiko konceptas. Man labai Man patiko- gražiai juos suvedė, žinai. Jo, man patiko atmosfera, viskas labai patiko. Bet... Būtų keista, jeigu sakytas. Maistas skirtingai. patiko? Jo, maistas žiauriai patiko. Labai daug privalgiau. Mano buvo tik toks tikslas. Ką norėjau dar pasakyti? Ne apie vestuvės, bet šiaip per atostogas mačiau tokį dalyką, kad kai kurie žmonės, kurie labai daug dirba arba mokosi, jie tampa priklausomi stresui. Taip, yra ši priklausomybė stresui, tau reikia, žinai.
Aš dar norėjau pasakyti, kad aš, pasigirti norėjau, bet tu sakyk. Tai tu dabar jau sakyk, kad tu pradėjai. Aš tai norėjau pasigirti, kad aš perskaičiau Donelaičio metus. O, Jėzus. Jo, nes ir man, žinokit, ir man patiko. Jo, Jai labai patiko. Bet man labai patiko. Ta prasme, iš tikrųjų, būtinai, kas dar nenori, žinai, skaityti ir gal bijotės to žodyno, tai iš tikrųjų, jeigu su žodynėliu, nes ten yra ten gale, tai, labai įdomių naujų žodžių susigalvoja ir panašiai. Aš užbaigiau tik pavasario. Bet tas hegzametras, jis kažkaip, nežinau, man kažkaip labai patiko. Aš tai jo nepastebėjau. Nepastebėjai? Šiaip, tu prasme, ten nesiriša žodžiai. Rišas, žinok, rišas labai gražiai eina. Specifinis labai tas rišimas, bet aš kažkaip netkreipiau dėmesio. Aš labiau tą istoriją bandžiau suprasti, nes ten labai daug veikėjų, labai daug visko vyksta. Taip, man labai, ta prasme, sunku ir aš jau ten, per atostogas bandžiau skaityti, nes, žinau, kad bus tas atsiskaitimas ir aš, jau bandau greičiau skaityti, nes kai kuriuos žodžius suprantu ir tada atrodo mano mintis kažkur nukeliauja ir tada vėl reikia vers porą pusų. Man būna. Bet kažkaip man tai, nežinau, aš kažkaip kai įsigilinę taip labiau ir tas žodynas labai kažkaip. Bet yra žiūriai, ta prasme, jau nekeista, kad mum mokytoja dar lietuvių pasakė, kad, tuos metus skaito, jau subrendę žmonės, ta prasme, jau patyrę gyvenimo. O mum čia yra privalomas, bet žinai, čia kaip, sakykime, tu vis tiek lavinės, taip ir panašiai. Ir be to, tu tiek daug, pavyzdžiui, supranti tada, kaip kalba vėliau ėjo ir vystosi. Nes, pavyzdžiui, kiek daug pasiemo tų germanizacijos dalykų, irgi, kur ten daug žodžių labai iš vokiečių ir kartu ir iš slavų ir ten labai taip įdomiai, sakau, sudėtas tas visas kūrinys. Taip, apie ką aš šnekėjau? Gerai, o tu šnekėjai? Stresas. Apie stresą. Žodžiu, mačiau Reelsą, kad žmonės tampa priklausomi stresui. Ir aš pagalvoju, kad čia yra labai tiesa. Nes, pavyzdžiui, aš kai prasidėjo atostogos, atrodo, kad tu visai, kad turi kažką veikti. Taip, tu negali atsipalaiduoti. Tiesiog gulėti ir nieko neveikti. Tai aš arba žiūriu serialą ir tada kažką dar darau. Arba kažką, žinai, darai, bet negali... Aš negaliu tiesiog gulėti ramiai. Arba tiesiog prie tėlių. Taip. Nes šiuo atveju mes esam realiai ir pripratę ir prie to, žinai, ritmo, tokio, kad visą laiką turim kažką daryti, stresuoti ir visą laiką kažkoks rūpestis yra. Ir mes tada, kada jau galim pagaliau atsipalaiduoti, ir yra su Antanu, kaip mes negalim užmigti, arba, žinai, kaip tu, sakykime, tu negali tiesiog, nieko nedaryti, negali taip nusiraminti. Ir todėl, pavyzdžiui, labai padeda ten kokie, žinai, jaučiu, ar tai meditacijos, arba tokie dalykai, kur, žinok, pabūnė, žinai, su savimi ir atsijungia, taip sakykime. Aš taip prisimenu, mes su čia trečiąjį rašėm įskaitą, vakar. Ir, žodžiu, mes su tavim sėdėjom prieš pamoką ir Tomas toks, žinok, aš čia žiūrėjau, tą patį pasakė, kad man atrodo, man priklausomybė stresui, man patinka stresuoti. Man patinka stresuoti. Ir taip, iš tikrųjų, aš nežinau, kad tokie dalykai iš vis egzistuoja ir tikriausiai dėl to, nes man taip nėra, man patinka pailsėti, man nėra streso. Man taip, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, Tomas tikrai yra priklausomas nuo streso, nes man, pavyzdžiui, kas sukelia stresą trečiadieniais prieš matematiką, ką mes labai dažnai rašom trečiadieniais matiką, mes prieš tai su Tomu turim anglų kalbą. Aš tiesiog negaliu, aš ateinu į tą anglų, galvoju, viskas gerai, ramiai parašysiu tą matiką, ta prasme, viską moku. Tomas pradeda šalia manęs tiesiog drebėti. Kai jisai visą pamoką dreba, aš jau tiesiog galvoju, aš irgi pradedu drebėti, galvoju, ko iš čia taip bijo. Čia nėra drebėjimas. Atrodo, kas jau padarys tą matematiką. Tiesiog toks impulsas, Aš koją gal padrebino ranką ir viskas. Kaip dabar. Taip. Tai va, bet iš tikrųjų, bet tiesiog ir tas ritmas siaubingas, ir tas skubėjimas, ir atrodo, kad, aš manau, čia daug kas, žinai, visuomeniai, netgi mūsų, kur yra visą laiką, kad neturi laiko, man visą reikia skubėti, visą reikia daryti, ir nepastebėm tokių, žinai, mažų dalykų svarbių, kad kaip tiesiog reikia susikaupti, sakykime, ir tas irgi, kur mes irgi juk nagrinėjom dabar, kur ten kokybė svarbiau negu kiekybė, ir kartais va tas netgi kokybiškai darantis darbus ir mažiau darantis, gal apsikraunantis žmogus, jisai net laimingesnis negu tas, kuris ten labai skuba. Ir yra tas dalykas, kad jeigu, sakykime, tu nieko nedarai, atrodo,
tai, nu, ta prasme, neturi skubėti ar ką, tai vadinasi, tu neproduktyvus, tu kažkaip atrodo, kad tu švaistai savo laiką. Nors tai taip pat yra laikas, kurį mes turim skirti savo. Ypač tai būna, kai tu, pavyzdžiui, kalbi su žmonėm ir turi kažkokius darbus bendrus, ne? Nu, tarkim, Ir jūs sako, jau padarė. Jo. Čia yra žiauru. Taip, čia žiauru yra, tikrai. Padaro pirmiau. Aš irgi tokį pažįstu. Žinai, vis laiką Tomas būna, aš pasidarau darbą, žinai. Jisai Tomas sugeba penktadienį vakare sėdėti iki pirmos 2 nakties. Darydamas pamokas. Bet užtat šeštadienis lieka jisai dar laisvas. turi kažkokį žmogų, kuris viską pasako. Aš šeštadienį darau, nes aš negaliu atsipalaiduoti. O Dieve. O Dieve, ta prasme, tu esi in cycle. Ir tada gaunasi... Bet žinai, aš tik sekmadienį. Nes aš, pavyzdžiui, dabar... Atsipalaiduoti ar... Jo, Tai čia lauti. Biškiu, žinai. Priimsi kaip komplimentą. Bet aš norėjau kažką pasakyti. Kaip komplimentą. Bet aš pažįstu dar vieną žmogų, kuris dar už mane anksčiau padaro viską. Tai va, todėl čia yra grandinėlė. Mūsų viena klasiokė, ta prasme, jinai padaro dar anksčiau. Ir aš visą laiką galvoju... Jinai. Nutask. Kaip jinai taip anksti viską pasidaro? Aš tiesiog nesuprantu. Ar jinai gal tiesiog žiauriai motyvuoja, nes aš taip negaliu. Taip viską greit pasidaryti, taip viską laiku. Taip, jinai motyvuoja, žinai, išeina. Gali būti. Ypač mes, pavyzdžiui, kažkada pakalbam ir sako, o tai aš jau pasidariau skaitėlę, dar 2 savaitės liko, jinai pasidarė. Aš toks, wow, tavęs man reikia imti pavyzdį. Bet žinai, aš tai iš tavęs imu tada pavyzdį, nes tu pasakai, kad aš padarau, tai gerai, man irgi reikia. Dar būna, kad mes dažniausiai kelias dienas iki penktadienio pakalbam ir būna pasidarius jau visus tos savaitės darbus, jau kokį trečiadienį ir ketvirtadienį. Man tada sukyla stresas, kad aš nieko nedarau. Bet tai gal tada tu žmogus... Bet čia nereikėtų taip labai lygintis. Iš tikrųjų, jo. Čia yra klausimas, ką tu turi po veikia. pamokinių veiklų, kitų, žinai, o jie tiesiog grįžta ir daro. Bet pavyzdžiui, čia gali dar būti kaip ir biologijos mokytoja. Dievo pasakojo, kad yra labai didelė darboholikė. Tai gal ir, tas žmogus, jis tada bet aš irgi taip pat mėgstu daug visko pasidaryti ir tik tada ilsėtis. Nes aš negaliu, ilsėtis prieš dar kažką darant, nes aš žinau, kad va tada bus blogai. Aš geriau jau pakentėsiu, paverksiu ir tada eisiu ilsėtis. Dėl to gaunas, kad aš penktadienį iki 2 ir mokus. Šiaip aš visom dienom einu miegoti 10, penktadienį aš suleidžiu iki 2. Bet man taip įdomu, nes penktadienis, bent jau man penktadienis, yra toks, žinai, kur aš visą savaitę varau, iki vėlai. Ir tada penktadienis, viskas, aš jau nieko nedarysiu. Viskas man yra savaitgalis. O tau visiškai atvirkščiai. Bet tada niekada taip nebuvo, aš pradėjau čia nuo praeitų metų vidurio gal, nes dar viena mūsų klasiokė irgi penktadienį viską mokosi. Bet čia ir aš tada kažko, pavyzdžiui, paklausiu šeštadienį, jau viską būna pasidarius. Ir aš tada pradėjau ir tada pradėjau viską daryti. Supratau, jo. Bet čia biški blogai, aš tai nekeičiu to jausmo. Man irgi nepatinka. Nes atrodo, kad tave kažkas spaudžia, nors tu... Taip, toks met, kad tu kažkur jau atsilieki, žinai, nors tik vienas žmogus. Tu visai neatsilieki. Tai dėl to pradėjau daryti penktadienį. Bet iš kitos pusės, gerai. Bet pavyzdžiui, jeigu tu penktadienį darai, tada sakai dar šeštadienį darai, tada jau, jeigu pirmadienį. Sekmadienį aš visai guliu. Bet jeigu pirmadienį tu rašai kokį kontrolinį didelį, tai sekmadienį vis tiek kartosius. Taip, būtent. Tai tau visą savaitę tiesiog pamokos. Čia žiauru. Čia consistency, žinai, kur pasi visą laiką pamokas. Ir tu prasme dirba ir tada tik atostogomis. Tai savaitgalį prailgėja pamokų laikas, taip iki 6 valandų. Bet mane taip ir gaunas. Bet čia yra blogas dalykas, bet Gerai, aš tai noriu pakalbėti apie... Aš dar nebaigiau, nes jūs mane nutraukėt. Gerai. Šiaip pailsėti reikia labai. Nes aš dabar, man dažnai labai skauda galva. Labai greitai norisi dar. Bet aš iš tą darbo dienom einu miegoti 10. Dėl to aš turiu nemažai darbo savaitgalį. Tiek noriu pasakyti. Teskant. Šiaip jo, tau nusikelia tas daug darbelis. Aš nesimokau iki 1. Tai žodžiu, tai man šiaip dažnai skauda galva ir aš ėjau darytis tyrimą ir, žodžiu, klausimas. Tai kas atsitiko tau? Man nieko nebuvo, bet klausimas, kurį uždavė gydytojas, sako, kiek laiko per dieną sėdi ir žiūri į vieną tašką? Nieko, va tame esmė. Ir visiškai. O sako, va reikia. Taip. Ir kokia vos nedanais belekiek laiko. Aš visą biologiją. Ir čia yra...
Iš Ne, bet tikrųjų, dabar nieko. bet tu čia turi ir yra ta nieko meditacija. Aš Jo, tik čia, per biologiją. žinot, kaip būna ryte, atsikelia anksti, ne, nu, nes reikia į mokyklą keltis anksti ryte. Būna jums tas, kur tipo tu atsikeli anksti ryte ir tu tiesiog žiūri į vieną tašką, nes tiesiog jauti, kad nieko negali. Bet aš jau nebeturiu padaryti. laiko taip daryti, aš atsikeliu ir tada žiūriu, o Dieve, 5 minutėm jau vėliau Nu, atsikeliu. dažnai Pas būna mane ir yra taip, kad bet aš kur tu... atsikeliu, Aha. nueinu į dušą, įsijungiu dušą, atsisėdu ant tualeto ir žiūriu į plyteles. Tai būtent. Aš 5 minutės. Aš tai, pavyzdžiui, būtent. jeigu aš atsikeliu ir neišlipus tą pačią minutę, aš tada po to labai sunkiai atsikeliu. O žinai, Aš jau, dabar jeigu pradėjau atsimerkiau, jau viskas, nes Aš po to pradėjau neišlipsiu. daryti tokį dalyką, man jisai patinka kažkodėl. Aš pasiemu, atsikeliu, nueinu, pasiemu savo telefoną, nes jisai skamba baisų žadintuvu tiesiog. Pasiemu telefoną ir aš neišjungiu žadintuvą, aš tiesiog išžinau. Tu kalbėk į mikrofoną. Oi. Čia Atsiprašau. garsą. Tai aš pasiemu ir tiesiog tą išjungimo mygtuką paspaudžiu ir jisai kaip užsnūzina tą žadintuvą. Ir aš nueinu su tą telefonu vėl atsigulu į lovą ir dar 10 minučių paguliu. Bet aš dar ten būnu žadintuvų O tai kada papildomai tu išsistatęs. keliesi? Aš Jo, ta prasme, kaip tu 40 spėji? kur keliuosi, Ir tu 60. spėjai. Nu, tai Aš kem 9 keliuos. Tave veža. Aš 40 pala, keliuosi. 49. 6:40. Nu, matai, Jo. aš nepusryčiauju, aš tik tais Ai, Aš nusipirksiu ir ir nepusryčiauju, nu jo, Ai, nu, aš teisingai. labai Tu man rytas sakai esu. visą laiką papusryčiaut. išeinu. Nu, tai kad Aš tu šiaip nepusryčiauju. nevalgai. Ai, aš dar norėjau pasakyti, Nu, nieks nepagyrė per mūsų podcast'ą Dominiko šukuosenos Tai naujos. būtent labai graži nauja šukuosena. Ačiū, Mes matai, ačiū, ją ačiū. pagyrėm ir mes dabar jau Tai va. užmiršom. Tai kad Jau reikia Tomas pagirti. gerina. Nu taip, Tomas geras džentelmenas. Kaip Ačiū, Taip, sako. Dominika, būtent. ačiū. Taip, jau dabar, žinai, pliusiuką, žinai, jam. Na gerai, Nu, ačiū. jo. Šiaip tai aš tai norėjau paklausti, ką jūs manote apie rinkimus. Nes nu, mes dabar kalbam Apie ketvirtadienį. Apie JAV, apie Lietuvos galim Seimo, žinai, pakalbėti. Nes aš tai labiau galbūt dabar, žinai, apie gal JAV, nes... Na, apie ją nes juk buvo dabar, apie ją žinai. lengviau kalbėti. Nu, Ar lengviau jūs kalbėti. tiktais du tikėjotės? kandidatai. Skauda. Tai gerai, žiūrėkit, ar Jo, jūs nes tikėjotės? Ta prasme, Taip. iš... Aš galvojau Bet irgi aš maniau, panašiai. laimės Aš Kamala. buvau dėliužinau, Ai, tu galvojau, galvoji? kad Kamala laimės, bet aš Aš žinojau irgi. giliai Aš gal- širdį, kad Jo, aš galvojau, kad Trumpas aš laimės. labai norėjau, kad Kamala laimėtų. Aš irgi. Nes man atrodo, kad eikit savo, čia, žiūrėkit, JAV turėtų moterį, žinai, prezidentę. čia Man kaip- ne dėl būtų- to. Buvo dėl Lulu. Ir šiaip man Juokauju, būtų, nu jo, juokauju. būtų toks įdomus, šiaip įdomus pokytis jiems truputėlį. Nu, toks Ne, bet aš pokytis, žinai, ne pokytis, toks, aš žinai. ne dėl to. Ta prasme, Trumpo požiūris su Putinu yra biškai kitoks. Jis labai įdomus, Jis žinau. yra biškai per geras. Taip, bet kas yra? Ir man tas ir nepatinka, žinai, ir aš galvoju, ar nereiks mums čia tuoj po truputuką, į Į Rusius. Portugaliją. Arba į Rusius. Nu, gal ne į Rusius, bet į Bet Portugaliją, gal kokią nebūtinai į Italiją Rusius. važiuoti ten toliau. Bet vat, Nes tikrai, ta prasme, nu, Kamala tai buvo visiškai prieš Putiną ir, Taip, taip. nu, šiaip ir įdomu. už Ukrainos tą laimėjimą, o pažiūrėjus, kiek Trumpas tenai su Putinu susisiekinėja ir kokie jo geri ryšiai yra su juo. Ir Jo. Ai, Bet aš nu- galiu- bet aš, pavyzdžiui, vakar Palauk, kaip nu, po tik- vieną. Nu, Dar gerai. kelkim perišiukus. Aha, tai aš galiu pakalbėti. Gerai, aš tai vakar Tai kaip tik žiūrėjau interviu su Linas Kojala, yra na, tas politologas. Labai noriu. Žodžiu, ir jisai grinai kalbėjo apie tą Kamalos, nu, kuo skiriasi tos Kamalos politika ir Trumpo. Tai kad Kamala sako, būtų kaip ir, na, gerai, tik tais, kad sako, nu, būtų tas, jeigu jinai būtų laimėjusi, tai būtų, nu, beveik tas pats kaip ir su Bidenu, na, kad jinai nelabai ką pakeistų, na, nu, tiesiog būtų kaip ir tas pats, kad, sakykime, o Ukrainos tuo atžvilgiu, kad sako ten, nu, kad toks būtų santykis, kaip ir duoda tų ginklų ir visko, ne, kaip nemaža ta visa parama vis tiek didelė, tik tais, nu, jinai vis tiek yra kažkiek ribojama ir panašiai. O kas su Trumpu, tai kad neaišku, koks jo tada tas santykis, nes, pavyzdžiui, jis labai įdomus. Asmeninio nelygių, tai jisai labai toksai, irgi, kaip tu sakai, labai gerai, šiltai bendrauja su tuo Putinu, ten vos ne skambinėjasi ir paskui jau ten per tuos Baltuosius rūmus ten sako, žinai, kad ir pasakojo, kad jisai ten
žodžiu, su juo bendrauji ir vos ne, to giriasi vos ne. Vos ne draugeliai. Taip, tarsi draugeliai. Bet pavyzdžiui, labai svarbi jo tada yra aplinka ir kas yra jo, aplinkoj, nes jie būtent pateikinėja tuos sprendimus, sakykime, turim Ukrainoje ne karą ir dabar, kokie sprendimai, sakykime, du ten yra, duodam daugiau ginklų ar ne, o du ten kokie nors iš viso, sakykime, su labiau ten, o gal mums atsitraukiama dar kažkas, ne? Ir jisai tada priima. Tai labai ta jo aplinka labai padeda jį nukreipti gerai ir svarbiausia, kad kas yra aplinkui jį, žinai, tie žmonės, kas rengia tos visus pateikimus. Ir laukia tokio, kad kas čia vyks, žinai. Taip. Ką aš norėjau pasakyti? Ar tu dar nori kažką? Ne, tai jau gerai. Na, žodžiu, tai aš skaičiau Kojalos knygą Baltieji rūmai ir ten yra aptariami gal 8 prezidentai, man atrodo, nuo Kennedžio gal, ar nuo Bush. Neatsimenu. Bet nuo senai, žodžiu. Ir yra tokios kaip 4 mokyklos Amerikos prezidentų ir jos yra pavadintos pagal 4 buvusius prezidentus. Aš dabar jau nebeatsimenu, kaip jos vadinasi, bet ten pagal prezidento pavardės. Ir iš esmės visi JAV prezidentai sukrenta į tas 4 kategorijas. Vieni ten, kuriem labiau svarbu ten užsienio politika, kuriem vidaus. Iš esmės tokie ten pagrindiniai skirtumai. Ir Trumpas yra, kuriam labiau svarbu ta vidaus politika. Taip. Jo, bet esmė buvo tokia, kad jisai labai... Nes ta knyga yra ten gal 2018 metų kažkas tokio, kai dar Trumpas buvo prezidentas. Ir labai įdomu yra tas, kad toj knygai rašo, kad jisai labai daug pasako vienaip ir tada... visokiuose pokalbiuose. Ir kai reikia priimti sprendimą, jisai visiškai ryšiam padaro. Tai ir buvo, kad jis tipo draugelis ten su Putinu, bet jis paima ir padaro ten kokias sankcijas didžiulės ir tokius dalykus. Tai čia labai tikėti negalima. O kitas dalykas, dėl kas Trumpui yra svarbiausia tai užsienio politikoje, kad šalės pačios investuotų, ta prasme, į savo gynybą, o ne kad viena Amerika visus gintų. Tai iš tos pusės Lietuva yra pakankamai geroj situacijai, nes mes beveik 4% skiriam gynybai, kas yra vos ne aukščiausia Europoje. Jo, čia labai teisingai, kai sako, kad jisai toks kaip ir kontroversiškas, nes atrodo, jisai kaip ir draugauja, ir tas irgi Vengrijoje yra Orbanas, ne? Jisai kaip ir draugauja ten su juo, sako labai... Orbanas. Kaip tik Orbanas, ne? Gerai. Nes tas Linas Kojala ir sako, dabar įdomu bus, nes, sakykime, tas Trumpas, kadangi jisai vidaus politika ir panašiai, tai dabar su užsienio, kaip jisai ten dylins ir kaip jisai darys. Nes sako, jam įdomi ta Kinija, kad vis tiek tuos tarifus uždėti ant tų prekių ir panašiai. Ir mes nebendraujam su Kinija, tai čia irgi dar vienas čia irgi toks mūsų pliusas, kad, tipo, kaip tu ten sakei, kad Europoje, vieninteliai vos, kadangi mes ten esam susipykę su ta Kinija, tai gal mes vis dėlto esam kaip ir geriau, kad Trumpas, tipo, mus pastebėtų. Tai. O šiaip tai apie tą pastebėjimą ir sako, kad... They're eating the dogs. They're eating the dogs, they're eating the cats. They're eating the pets. That's ignorance. Aš dar norėjau pasakyti, kad aš nežinau, bet man kažkaip Trumpas, jeigu palyginus su Lietuva, man Kamala primena konservatorę, o Trumpas Žemaitaitį. Man kažkaip tokia paralelė tarp jų eina, nes Trumpas tai toks kontroversiškesnis, vis kažką tokio. Jisai tikrai kontroversiškesnis, jis labai, atrodo, nori viską kaip ir keisti ir panašiai. Jo, tai man čia labai panašu į Žemaitaitį šiuose rinkimuose. Ir kaip, aš nežinau, konservatoriai Kamalan turi tokius didelius heiterius. Bet jo aplinka vis dėlto jį kažkaip dar sutramdo, žinai. Nes, sakau, ir su to Orbano, ne? Irgi vos ne... Tai Linas Kojala ir sako, aš nežinau, ką tuose Baltuosiuose rūmuose ten per tą valandą pasakė, kažkada buvo susitikimas, ne, tas Orbanas, bet sako, kad Trumpas vos nepradėjo jį labai girti ir vis jį kartoti. Ir vis tiek jau vadinasi prezidentas, jisai kalba apie tai, jisai, nors jisai ir domisi tą vidaus politiką, bet žiūrėk, jisai kažkodėl žiūri, žinai, ir tai. Ir tai labai yra kaip ir svarbu, žinai, kad, kaip sakoma, tas pastebėjimas. Nes dabar irgi rašo per tas LRT visus tos straipsnius, kaip tik šiandien, kad, tiesiog klausimas, kiek bus įdomi Europa JAV. Tipo dabar, kadangi tie nauji rinkimai ir tam panašiai, ir dabar kiek ten rūpinsis, sakykime. Bet čia yra logiška, ta prasme. Taip, nes visą laiką, kaip sakoma, Europa, jie žiūri į JAV kaip į tą didžiausio kapitalo tą šalį. Taip, bet čia neturėtų, ta prasme, būti...
iš kitos pusės ne Europa. Yra, jeigu Europos Sąjunga paimė, tai Europos Sąjunga didesnė. Dar kitas dalykas. Nėra tokia bendra, žinai, vis tiek skirtingos šalis, skirtingos bet ta tradicijos. prasme mes vis tiek viską Europos Sąjungą remia, tai kažkaip reikia labiau tą pakurti mašiną. Verslo, ką žinau. Tai va, verslo ir yra, nes... Karo pramonės. Supranti, tai va, ir šneka, žinok, ir sakė vokiečiai, va, kaip tik apie vokiečius ir kalbėjo ten, aš kaip tik skaičiau, aš dabar neprisimenu, bet ten LRT irgi straipsnė, kad, ta prasme, kad Europa, žinai, turi, kaip ir sakoma, ginkluotis, kaip tu sakėjai, va, kad Trumpui, žinai, tas toksai ginklavinimasis ir panašiai, kad būtent Vokietija ten buvo kažkaip atsižvelgiama į tai. Ir jo, bet labai jisai toks, kaip, ne tai, kad kontroversiškas, bet atrodo asmeniniu lygiu, jisai kaip ir draugauja su tai, žinai, kaip tipo, ir čia neaišku, ar tu darai tą dalyką, kur būti draugai, žinai, kaip šalia laikyti priešą, ar tu darai, ar iš tikrųjų kaip jisai mąsto, neaišku. Bet jo aplinka, pat pavyzdžiui, jį vis dėlto nukreipia taip, kad jisai kaip ir draugauja, kaip sakoma, su to Putinu, bet užtat vis tiek, žinai, siunčia kaip tik didelę paramą Ukrainai. Ir toks, įdomus dalykas. Belieka tikėtis. Taip, belieka tikėtis. Taip. O šiaip tai apie Blinkevičiūtę, tai... Aš taip įdomu. Mes esame tokie be žodžių. Mes nusiaubas. Aš tai, pavyzdžiui, aš iš karto žinau prieš 3 mėnesius. Taip, iš tikrųjų, tai kažkaip jai vis tiek neapsimoka būti ta premjerė, aš įsivaizduoju. Visi nutikė. Čia toks, žinai, toks naivumas, o tai gal jinai bus. Bet vis tiek, ta prasme, ant kiek įtikėjo sau leisti. Žiūrėkis ir man. Taip visus tiesiog. Bet tiek daug kartų. Tiesiog visą Lietuvą paėmė ir pasiuntė. Taip, realiai čia tiesiog yra toksai. Bet buvo tokie 4 pagrindiniai jos pasisakymai. Tai jinai pradžiai sakė, kad bus premjerė. Tada sakė, kad aš formuosiu vyriausybę su prezidento pagalba. Tada sakė, jau kai pradėjo kristi jų rezultatai, jinai pasakė, vėl bus premjerė. Ir tada gale aš tipo formuosiu vyriausybę su prezidento pagalba. Supratau. Aišku, bet ir yra tas dalykas, ir kaip žmonės įtikėjo, žinai, buvo. Ir kaip jie tikėjos, ir kaip jie vis tiek matė. Nes, pavyzdžiui, palyginkim dabar tą Palucką ir su Vilija. Jisai tai vis tiek atrodo, jisai, teistas, ir dar kada buvo Vilniaus savivaldybėje, tai dabar jisai realiai prieistų prie viso, žinai, valstybės to išdo, jis skirstytų, tai yra, kažkaip labai... Neturi to tokio šiltumo ir gal tokio pasitikėjimo ir panašiai. Dabar, aišku, Vilija iš viso neturi pasitikėjimo, bet pirmą, kai pažiūrėjom, tai jinai tikrai atrodo tokia šilta. Bet tai supranti, reikia pasižiūrėti, pavyzdžiui, socialdemokratus, išrink. Paėmė, suskaičiavo tenais pirmus 10 jų punktų, jų pažadų. Tenais trūko milijardų eurų. Taip, čia pas visus. Bet tai pirmus 10 suskaičiuoja ir trūksta, ne? Tau 2 taip, tai parašyta, didinsim pensijas, tai populistai. Tiesiog reikia tokio kritinio mąstymo. Bet dar kitas dalykas, čia buvo galima numatyti, kad jinai nebus premjerė, nes jinai Europos parlamente yra 4 kadencija. Ir jeigu... Man atrodo, gal 4 kadencijos yra maks, aš nesu tikras, bet po 4 kadencijos, jeigu tu išeini, spėkit, kokia yra tavo išeitinė. Po 4 kadencijos. Man tėtis sakė, mes kaip tik kalbėjom. Bet belenkiek. Nuspėkit, maždaug. 100 000. Gal net tiek daug. 100 000. Turim tai? 100 000? Vau. Jie tiesiog neapsimoka. Taip, jei dar pasėdėt 3 metus. Jūs nepagalvojat, kad... Laisvės TV yra, kur ten visų algas paskaičiavo Briuselį, bet jie ten mėnesį gauna apie 10. Taip, ir jai labai neapsimoka. Po 4 kadencijų 100. Jo, jai labai neapsimoka, nes dabar... Lietuvą, kur jinai uždirbs 5 000. Premjeras koks 5-6 gal. Ir taip, jie akis meluoja, nes jie tiesiog, dėl savo pareigų. Jie yra labai gerbiama, visi žino, ale patikima, aukštos pareigos, todėl jie ir išrinko. Taip, ir be to, žinai, kai norėjo, žinai, balsus surinkti ir panašiai. Bet iš tikrųjų jai neapsimoka ir, man tai labai juokinga, kada jinai sako apie amžių, žinai, tarsi, kad jinai negalėtų valdyti, todėl, kad jinai yra sena. Bet, o tai parlamente sėdėti, tai tu gali.
Ana? Tu gali. Tai čia nesvarbu, žinai. Ir aš kažkaip pagalvoju, parlamente, aišku, labai daug žmonių. Ir kažkaip pagalvoju, o tai ką jie ten veikia už tokį didelę algą, žinai. Jeigu jinai va taip. Bet šiaip čia yra mūsų mąstymas, ne šiaip. Tai tu ten gali pasiekti labai daug. Žinoma, kad gali pasiekti, bet aš ir sakau, o tai kodėl jinai dabar negali. Pasakojo ten, kai mes buvom su Mepa ten, kiek jisai, žinai, ir jį komisarų pasiūlė, tai viskas logiška, tai tu priklauso, kiek tu dirbi. Aš suprantu, kad aišku, tu vienas ten labai daug, kaip tas Kubilius sako, tu vienas tavo balsas, ne, ten nieko nereikštų, bet jeigu tu kuri grupės, tu sudarai. O per tiek jinai metų, kiek jinai ten sėdinai, tiek galėjo padaryti, ta prasme. Tai va, ir, čia toks, žinai, atrodo, gal ir, aš jinai nenorėjo susimauti jau tame premjeros, premjerės poste. Nes jinai labai dabar tipo popular ir jeigu jinai būtų premjerė, tai jinai, jos ta prasme, populiarumas, va tai va kristų. Tai aišku, kad kristų. Ir gal net ne dėl populiarumo, dėl to, kad, žinai, yra tas dalykas, aš manau, kad čia pinigai didžiausias faktorius. Aišku, faktorius pinigai didžiausias, paskui dar gėda, kad, žinai, vis tiek ant premjero ima labai didelę, ant pečių gula labai didelę atsakomybę ir, tiesiog sunku. Bet kas yra ironiška, kad prieš 4 metus, Paluckas buvo socialdemokratų tasai pirmininkas ir jie tada surinko gal 9 mandatus ir tada, tipo, buvo tokia nesėkmė ir paėmė Viliją į pirmininkus. Ir dabar vėl Paluckas tipo... Tikrai, jo. Čia kaip Šimonytė ten kažką sakė, vos ne, kur ten apie... Tu įsivaizduokit, jeigu Šimonytė būtų, kada laimėjo, ir irgi pasakius, kad aš, žinai, nelaimėsiu, aš perduodu. Bet, šiaip tai jinai galėtų, nes jinai nėra... Šiaip, Landsbergis yra kaip ir partijos pirmininkas, tai sako, šiaip jinai yra niekas. Tai tame esmė, jo, ir jinai sako, tai partijai, tai jeigu aš, sakykime, Landsbergiui atiduočiau tą postą, tai ir, būtų kokie, žinai. Jinai sąrašo lyderė, tai dėl to, bet šiaip tai jinai, šiaip buvo tikimasi, kad Landsbergis bus prieš 4 metus. Tai va. Jo. Ir Laisvės partija neperėjo ribos. Neperėjo? Jo, neperėjo. Ir nelaimėjo nei vienose mandatės. Tai man atrodo, kad buvo, kaip ir gal ir tikėtina. Labai netgi tikėtina. Buvo labai 2 skirtingos nuomonės. Vieni sakė, kad jie nepateks ir tada sakė, kad labai daug surinks. Tai čia daug, tai labai 13, kokių tai daug pakankamai. Tai labai buvo tokios pasiskirtus. Ir dar kitas dalykas. Labai visi sakė, ne socialdemokratai, kad nei su Nemuno aušra į koaliciją ir dabar vis labiau skamba, kad gal juos pakvies, gal, tipo... Tai dabar jau rodo, kad jie jau, tipo, jau sprendžia. Taip. Ir ta prasme... Va čia tai iš viso yra durninimas. Kas čia vyksta? Tai mano tėtis, tai šiaip visa šeima yra nervuota, kad sako, tikrai neįsim, tikrai. Ir tada paskui, oi, tai čia jau gal svarstom. Ir ta prasme apsisprendžia. Čia tiesiog yra kartais. Jų planas toks paėmė ir pasiuntė visą Lietuvą. Va taip, lygioj vietoj paėmė ir visus apgadatus. Bet čia parodo... Viską daro priešingai, negu sako. Bet čia yra apie mūsų žmonės, pasako. Jeigu tu turi kritinį mąstymą, tai tu mąstai apie tai ir tu už juos nebalsuoji. Belieka tikėtis, kad kitais rinkimais paims ir pagalvos. Tiesiog, jau gal kiti žmonės iš tikrųjų, bet jeigu mes Gražulį išrinkom Europos parlamentą, tai tikrai galim pagalvoti. Čia iš viso yra įdomu. Bet man atrodo, kad tokie, žinai, dažnai intelektualų žmonės tikrai. Bet mes ir balsuosime. Jie ir būna netokie išgirsti, na? Ir man apie tą Gražulį, aš taip galvoju, žinai, nes kažkaip aš galvoju, tai mano. Jo, jisai ir teistas. Jisai, žinok, yra... Seime yra teistas. Tai va, jisai jau yra veikėjas. Jisai man bent jau, aš net nežinau, jis kaip charakterį, žinai. Aš tai vešiu, tipo, įstatymą, kad jis įma, bet jis stumo. Tikrai, tai dabar Trumpas irgi, tai pakalbėti. Bet, konspiracijos teorija. Atsimenat, kai Gražulis darė kažkokio Trumpo tą koaliciją ar kokią tenais. Buvo. Darė, kad Gražulis ten už Trumpą, Trumpai Lietuvoje čia, ten ir panašiai. Dabar išrinko Trumpą. Gražulis yra Europos parlamente. Čia gali būti, kad viskas bus gerai, jeigu Trumpui patiks Gražulis. Jų gal laukai sueis. Jo, nes jis, žinai, Gražulis, jie ten būtų tokie įdomus, jo. Trumpas oranžinis kaip šitas. Taip. Bet jisai dabar
man rodos, papildomai pasidažė per rinkimus, ta prasme. Taip, jo, ta prasme, kas jį dažo, yra kažkas kito. Jisai atrodo, Jis gal kokį kaip kaip nulietas. Jis nulietas yra. Jisai realiai Nemanau, vaško kad figūra kokį vaikščiai. Taip. Yra labai rasistinis bairis, kad kai tipo paimi color matchą Trumpo ir Kamalos, tai Trumpas yra tipo tamsesnis. Nors jinai yra Jinai yra indės ir... slash juodaodžių. Taip. Trumpas jisai oranžinesnis yra, ta prasme, jisai yra visiškai morka Jo. vaikščiai. Bet čia yra bairis, nes šiaip tai jisai labai white. Bet aš nesuprantu, jis visose nuotraukose Tiesiog jo pudra tokia. tiesiog. Taip. Bet Labai- žiūri, man tai ta prasme, juokinga, reiktų nu kam? pasikeisti. Nu, kad jisai, kaip jisai mėgsta soliaravimą, žinai, tipo, toksai. Jo. Arba gal tiesiog daug pinigų turi ir keliauja deginti. Ne, nu tu pasakai, tu turi degintis, kad tavo akis baltas, lūpas baltos, ausis baltas, veidas oranžinis, tiesiog. Nu, jam gal gražu. Bet šiaip tai anksčiau jisai buvo tų laidų vedėjas. Ir jisai buvo Taip, Kokių teisingai. laidų? Ir va, tiesiog laidų, jo, laidų jisai vedėjas. buvo most paid, tipo, Kažkoks, jo, hostas TV in hostas. America. Į tipo Nu taip, ir atėjo, žinai, iš televizorius, čia labai geras kelias, šiaip aš manau, čia labai geras. Tai Čia iš televizorių, labai iš televizorius, tu visi Rimtais? tave mato, Jį žinai. visi, nes jis buvo labiausiai apmokamas tipo laidų vedėjas Nu, gal pasaulyje. Nu, nesakydavo, ir tu įsivaizduoji, jeigu visi tave mato, jo, ir jisai tiesiog kūrė mymų, žinai, jisai tiesiog duoda mums Nu, kontentą. tai, bet čia šiaip yra logiška, nes jis yra toks, žinai, jis pritraukia labai dėmesį, jis Taip. labai moka šnekėti taip, kad žmonės užsivestų, žinai, ir taip labai Netgi traukia. tas šūvis jam Šiaip jausi, jis ne- va toks, grinai, kur, nu, Bet tiesiog. šiaip Nu į jo, jį iš žiūrėti, jis traukia daug dėmesio, Tai kai va tu tame pasižiūri esmė, tą jo nes tu žiūri, šukuoseną. jo, ir tu negali, jis žinai, oranžinis atitraukti ir akių. toks- Žinai, amerikietis. Jo, jis labai toks tipinis. Ir va tokie tipiniai amerikiečiai, va kodėl sako, žinai, ten eina, žinai, per gatvę ir taip, kodėl tu už ką balsuosi ir panašiai. Tai visi ten, žinai, tie, kur ten už Trumpą, tai kodėl sako, nes, tipo, daugiausia tai yra dėl ekonomikos. Nes, žinai, kai demokratai valdė, tai labai sukilo kainos. O tas Trumpas sako, mes šią naftą paimsim, mes čia pas mus viskas pigų, žinai, bus. Ir, nu, jie Bet iš ta karto prasme- galvoja, ai, nu tai gerai. Bet Daugeliui kaip jie tiesiog galvo- nepatiko nu, tas Bidenas. Visiems, nu, dėl Tai to va, jis nepatiko, taip. Jis todėl biški visi lėtas. galvoja, kad, nu, Bet- tipo Kamala, kaip yra, nu, jo ta... Nu, Viceprezidentė. Nu, tai dėl to tiesiog visi amerikiečiai tiesiog nori tą Trumpą dabar. Nu, čia toks išrinkti. švitoklės principas. Nu, bet ir Ir šiaip- Lietuvoje yra tas, kad vienus metus balsuoja iš kitus, kitus iš Jo, kitus ir vis Jo, taip bet čia keičiasi. toksai, žinai. Bet- Arba yra nusistovėję, tiesiog visą laiką, nu, tas Trumpas geriausias. Nu, bet, tiesiog. bet Bet jo ir šiaip- neišrinko vienus metus, bet yra ir Amerikoje, net tos visos valstijos yra visai ką vienodas ir tada yra tos swing state ten šešios, pagal kurias ir lemės. Dar vienas dalykas. Užknisai. Ta prasme, aš nesuprantu, Aš noriu pasakyti. kaip žmonės, tiesiog. jie nemasto. Trumpas, ne, jo išsilavinimas ir jo darbinė patirtis visai nesusijus, ta prasme, su tuo, ką jis Su- turi taip. daryti. Taip, jis tiesiog, palauk, aš kaip tik kaip Nu, goda. Bet Kamala yra ne prokurorė, baigus teisę. teisininkė. Senate dirbo. Ta prasme, jos politinė karjera ir jos politinė padėtis yra Palauk, grinai vakar. 100 kartų geresnė negu, ta prasme, Trumpo. Nu, bet supranti, Amerikiečiai Jiem- tiesiog nemasto. jiem, amerikiečiam, jiem yra dzin, kas vyksta čia Ukrainai. Nu, tipo, toje Europoje, jiems 100 metų, visiškai. Jiems pasako tos Trumpas, kad dabar will make America great again. Tai prasme, kad tenais viską padarysim toje Amerikoje. Ir tada jie tokie, tai koks skirtumas, davai už Trumpą, nes tenais Kamala nori viską ten vos ne Europą. Aš labai noriu greitai įsiterpti, atsiprašau, labai Dominika, aš tiesiog neiškečiu. Gerai, sakai. Mokykloje tėvas jį išsiuntė. Goda. Koks buvo Amerikos prezidentas, kur įkūrė pirmasis jungtinės tautas? Kaip jo pavardė? Ne Kennedys, Ne. Washington. Ne Trumanas, o kaip labai panaši pavardė. Tas Trumanas. Ne Trumanas, tai Trumanas. Aš jau Nu, toks. žodžiu, iš Pala, tarai. Vinsonas, man atrodo, Vinsonas. Žodžiu, nesmė. Tai pagal Kojalos knygą pas jį yra labiausiai, ta Vinsono mokykla yra va, ta labiausiai, kurių su užsienio politika. Tai va, Kamala ir Bidenas pagal mano mąstymą va, yra jo mokyklos ir jiem labiausiai rūpi ta išorė. Dominik. Žodžiu, tai vat, kalbant, kad tu sakai, kad nu, tie, kurie vat, balsuoja už tą Trumpą, pričiom,
balsuoja už Trumpą yra kvaili ir kad negalvoja, bet tavarsi... Aš taip nesakiau, bet tarkim. Tu sakei, kad jie, Nemąstė. Amerikiečiai nemąsto. Ir pavyzdžiui, aš žiūrėjau, žodžiu, vienas žmogus tiesiog darė tokią gyvą apklausą ir, tiesiog ten iš karto ten po kažkokio ten susibūrimo, ar ten tik po balsavimo, ten jau žmonės apklausinėja ir jis būtent eina prie tų, daugiausiai vyrų, kiek pastebėjau, kurie ten su tokiom maikėm, tokio su alaus pilvu ir su kokiom kepuriam, kur ten parašyta Trumpas, žodžiant. Ir tiesiog visų klausia paprasto klausimo, kaip tu manai, ar žemė yra apvali ar plokščia. Ir visi, iki vieno sako, kad plokščia žemė ir yra tai keista. Čia keista. Aš tai norėjau pasakyti, kur Trumpas mokėsi. Ką aš norėjau pasakyti? Dabar kelis faktus noriu pasakyti. Vienas dalykas, tai ar jūs nepastebėjot, kad kai ten klausė gatvėse apklausą, didžioji dalis sakė, kad balsuos už Trumpą? Bet žinai, kodėl, pavyzdžiui, buvo... Gerai, aš tai pastebėjau, kad didžioji dalis sakė už Trumpą, bet yra ironiška ta, kad tarp jų pagal balsus persvarai gal tik 5 milijonai. Tai ten KEM 7% ir ten PEM 3 gal kažkas to, kas šiaip kaip Amerikai nėra daug. Dar kitas dalykas, labai panašu, kad ir Lietuvoje, tai miestuose visi miestai yra mėlyni, ta prasme už Kamalą, o visi regionai, kur teoriškai žmonės yra mažiau išsilavinę, mažiau apsiskaitę, mažiau mąstantis balsavo už Trumpą. Aš tai norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, kodėl buvo tie predictionai, jie nugalvojo, kad demokratai galimai galėtų laimėti. Tai, kad sakoma, kai buvo tie, sakykime, apklausiami, JAV tie gyventojai, tai jie dažnas, arba už Kamalą nesakydavo, kiti už Trumpą, bet dažnas sakydavo, arba aš iš viso nebalsuosiu, arba, sakykime, nepasisakydavo, kad už Trumpą, nes tiesiog jiems sako, kad gėda vos nepasakyti, kad už Trumpą balsuos. Man irgi būtų. Bet esmė, kad, ir todėl, ir kai daug, ir, pavyzdžiui, čia jau buvo prieiti tie rinkimai, kada pirmą kartą išrinko Trumpą, tas pats buvo, kad galvojo, kad demokratai, bet jisai laimėjo. Bet šiaip buvo ironiška, nes Clinton surinko daugiau balsų negu Trumpas. Jo. Taip, žmonių daugiau balsavo už ją. Tai buvo ironiška. Nes pas juos yra ta sistema keista tokia, kad jie tą 270, atrodo, turi peržengti. Nes vienoje valstijoje jie ten surenka, pavyzdžiui, 100%, o tas KEM ir laimi winner takes it all. Yra nesistema, kad pasiėmė. Tai gavosi taip, kad Clinton surinko daugiau balsų, bet Trumpas laimėjo, nes pagal valstijas. Tai toks... Tai toks, iš tikrųjų, šitas toks labai. Bet ką aš ir sakiau, kad jie sako, nepasisako, kad, žinai, kad gėda, žodžiu, ir nepasisako, ir tada būna toksai, tai gal tie, bet visą laiką nežinosi, nes kiti, tokia yra ta pilka, sakykime, masė. O jis šiaip mokėsi, kaip įdomiai, jisai magnato sūnus, yra šiaip ten labai daug verslų ir panašiai, ir kad jisai pradėjo studijuoti Fordhamo universitete, tačiau po 2 metų perėjo į prestižinę Pensilvanijos universiteto Wharton verslo mokyklą, tai verslo mokės, ir ten jis baigė ekonomikos studijas, įgijo bakalauro laipsnį. Tai dar nėra, kad visai, žinai. Aš kažkaip galvojau, kad jisai iš viso bus koks nors tipo moliūgėlis. Jisai yra moliūgėlis, jis oranžinis. Bet ką aš turėjau pasakyti, gal aš turėjau menį, kad labiau, žinai, Gal jis nuėjo, pavyzdžiui, tą vedėjų, bet irgi tas vedėjas, tas oratoriškumas, jis labai daug duoda. Ir mes matom, ką jis duoda. Tu turi tą vaidmenį, tu įteiki žmonėms ir net nesvarbu, ar tu ten aukštąją matematiką moki ar ne, jie patys nemoka tie žmonės, ne? Jiems reikia, kad jiems pasakytų gražiai. Tai žinai, kur klausosi, neklausosi, ką sako, o klausosi, kaip sako. Reikia tikėtis, kad viskas bus gerai. Jo. Reikia gal mums biški čia laudžinai. Čia apie politiką. Bet galim pasakyti, kad Amerika pasirinko blogai pagal jūsų nuomonę. Kaip ir galim pasakyti turbūt. Tokį conclusion. Turbūt. Žinai, mes niekada nežinau, dar pamatysim, jo. Nes negalim iš karto jau, žinai, taip sakyti. Gal Gražulio koalicija mus išgelbės. Taip. Gerai. Galim biški dabar atviesti ir padaryti fun. Taip. Padarykim fun. Ir, tokį, jau
pereinam į antrąją. Jo, pereinam į antrą dalį. Tai mes, kadangi čia labai taip, mes karštai nagrinėjom tą politiką ir intelektualias tokias temas ir galim panašiai. Dabar pamiršti. Ir mes galim pamiršti viską ir paspoksoti į vieną tašką ir prisiminti, kaip yra svarbu mental health ir kaip yra svarbu mūsų ta visas, sakykime, emocinė mūsų sveikata. Tai va, ir mes šitoj turim tokią kaip ir temelę, kad norėtumėm pakalbėti apie visokius, sutrikimus emocinius ir panašiai, ir kokių jie būna, ir, žodžiu, tai, pavyzdžiui, kokių jūs žinot emocinių sutrikimų. Nes dabar labai kaip ir... emociniai sutrikimai, bet... kaip... Tiesiog tokie... Psichologiniai... ADHD. Va, taip. Tai va, kas yra, pavyzdžiui, ADHD, ne? OCD. Jo, tai ADHD yra tas hiperaktyvumo sutrikimas, dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimas. Taip. Tai jisai pasireiškia visokiamis ten, sakykime, kad, irgi... jau pavadinime, dėmesio stoka, tada, kad labai šokinėja mintys, labai yra, sakykime, nuotaika irgi labai šokinėja. Tai va, ir šiaip aš netgi esu užsirašius, kokie žmonės žymus turi, sakykime, ADHD. Šiaip labai daug. Ir žiūri daug, ir man taip įdomu buvo. ADHD turi labai... ADHD. Na, aš sakau ADHD. ADHD. Tu sakyk, kaip nori. Labai įdomus dalykas, kad labai daug. Aš dabar labai nenoriu sumeluoti, bet Amerikoje ADHD turi maždaug apie 75 milijonai žmonių. Aš kažkur maždaug kažką... Tu tokį, žinai, šioviai, nenori sumeluoti, bet... Na, aš tiksliai neatsimenu skaičius, gali būti, kad aš labai klystu, bet labai didelė dalis žmonių nėra diagnozuota jiem. Jo, teisingai, daug yra tokių, kur, tiesiog nediagnozuota, bet gal jie turi. Tai va, o šiaip iš tų žinomų žmonių, tai turi Emma Watson. Ir man tai buvo labai įdomu. Jūs negirdėjote, ne manęs. Emma Watson. Taip, Emma Watson. Taip, nes, pavyzdžiui, vaikystėje jinai turėjo labai didelį tą ADHD ir netgi gėrė vaistus, o dabar, žinai, kiek jinai pasiekusi ir labai tokia, žinai... Taip. Paskui, kad aktorius, raperis ir filmų prodiuseris Will Smith, tai irgi, bet jisai sako, kad jisai jam padėjo tą ADHD, žinai, kad jam kaip ir... Aktoriam tai visai tinka toks energingas. Taip, aš irgi galvoju. Jeigu būtum koks... Trumpas turi. Ir tada dar yra Jim Carrey, komikas aktorius. Jo, jiems visiems, nes jis savo tam humoro jausme, jie labai pasirinko geras profesijas ir gerai pritaikė. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Jo. Gerai, OCD, tai kas, obsesinis kompulsinis tas sutrikimas. Yra bipolinis. Yra bipolinis, bet aš noriu dar pakalbėti, biškiu, noriu papasakoti apie obsesinį kompulsinį sutrikimą. Tai obsesinis kompulsinis sutrikimas, jisai... Čia kai tik tokia būna, kur ten šaldytuvas toks nuostabiai... Aš šiaip nedariau to testo, kur aš... Būtent, nuostabiai, tai padarysim. Nuostabiai sudėtas šaldytuvas. Tai jo, jis ir pasireiškia tomis obsesijomis ir kompulsijomis. Tai obsesija, pavyzdžiui, kad, sakykime, aš žiauriai bijau dažnai, pavyzdžiui, visokių mikrobų ir panašiai. Čia nebūtinai apie aš kalbu, bet ne aš. Žodžiu, visokių mikrobų ir panašiai. Jau ten kažkas nusičiaudė, viskas, aš jau matau molekulę, žinai, viskas jau eina, žinai. Antanas. Ir supranti, ir čia yra obsesija, ne? O kokia yra kompulsija ir tada tos obsesijos, tos obsesijos, ne? Ir jos tada yra, kaip ištaikomos, tada tos kompulsijomis. Tai kompulsijos yra, sakykime, būtų, kad visą laiką plauni tada rankas, ne? Jeigu tu bijai tų mikrobų ir jau tai perdėtai, netgi. Arba ten, pavyzdžiui, aš labai bijau, kad ten mano nauja mašina visą laiką nuvoks. Ir čia mano kokia nors obsesija, ne? Ir tada kompulsija visą laiką per langą jau einu ir pažiūrėti. Ir atrodo visą laiką, žinai. Arba, irgi kur ten, irgi tvarkosi, irgi. Taip, arba reikia, sakykime, ateina visokių... Jo, vienas iš obsesijų yra tos, kada ateina visokios intrusive thoughts, kur tos mintys, kurių tu nenori. Sorry, bet aš tokį gerą mačiau su to intrusive thoughts. Taip, aš tik tokias, ne? Reelsai, atsiprašau. Atleidžiu. Ir buvo... Taip, sustoja prie raudonos šviesos du motociklininkai. Ir žinai, kai būna ant motociklų yra tas kill switchas, ne? Ir taip, jį ten paspaudi ir išjungia visiškai tą motociklą.
bet yra ir rankinėlė, kuri duoda gazą. Ir tiesiog toks videoklipas, kaip tas vienas toks pasižiūri į tą, vienas motociklininkas pasižiūri į savo draugą, toks pasižiūri į jį ir tas draugas galvoja, kad jam paspaustą kill switchą, o paėmė ir tą akceleratorių, tai pasuko tas motociklas, ten galingas motociklas, Britva tokia. Išskrido lauk tiesiog iš po kojus, tai tada apsivertė aukštyn kojom, tas pats, kur sėdėjo ant motociklo irgi ten aukštyn kojom, flipais apsivertė, tiesiog nuskrido kokį 10 metrų. Jo. Ir tada tas kitas toks, sorry. Bet žinai, bet čia va, su tom, pavyzdžiui, mašinom irgi, kur ten, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi tą obsesiją, tą OCD, tai irgi, pavyzdžiui, su tom intrusive thoughts, kad tu važiuoji, tarkim, pavyzdys, tu važiuoji per tiltą mašiną ir va, ta mintis, kad nori nuvažiuoti. Kad tu gali išvažiuoti, žinai, gali nuvažiuoti, man nuvažiuoti visą laiką tai būna, kai aš, važiuoju per Melnragės tiltą, galvoju, vieną dieną nuskrisiu su autobusu. Nuskrisčiau, jeigu tipo, aš dabar tiesiog, jeigu aš tiesiog pasukčiau, žinai, vairą, ir vat ta mintis, ir vat jeigu, pavyzdžiui, tas žmogus, aišku, mes visi kažkiek turim tų tokių minčių, žinai. Bet pasakymas net tai minčiai skiria mus nuo žmogžudžio ir normalaus žmogaus. Jo, bet mus labiau, žinai, skiria, pavyzdžiui, kas turi ausidieną, tai tas žmogus, jisai jau tiesiog obsesiškai, jisai bijos važiuoti per tą tiltą, žinai. Tu dar, pavyzdžiui, tu pagalvoji gal, ne, bet, tu vis tiek, važiuoji, žinai. Tu nenori. Bet, žinai, tu negalvoji, kad, gal aš važiuosiu kažkaip aplinkui, žinai, kad aš, tipo, tik ne per tą tiltą, žinai, važiuoti ar kažkas tokio. Per kur tu važiuosi? Tai va, nežinau, šiaip, jo, neišeis. Per kitą tiltą, jo. Bet, vat, ir yra tas dalykas, žinai, tas skirtumas, kad kiti, žinai, tiesiog gal turi truputį to, o vat jau tie žmonės, kurie labai stipriai, tada yra... Tai va tokie labai. Šiaip labai įdomus yra... Bipolinis sutrikimas, čia jau tokie... Čia depresija ir euforija. Ką? Euforija, aš nežinau iš to. Bipolinis, ne, taip kaip ir pavadinimas pats sako, du poliai, ne? Vienas labai aukštas, kur tu euforija. Visą laiką labai. Vau, viskas kaip gerai, viskas kaip gerai, žinai, jau tokia euforija. Šiuks. Būčiau pasakius žmogų. Taip, o kitas yra depresija. Ir visą laiką tokia, kaip vyksta kalnelį, žinai, kaip amerikietiška kalnelį, kad tu, čia super, žinai, jautiesi, o paskui jau visai, žinai, depresija. Ir čia šiaip yra vienas iš pavojingiausių tų. Ir labai sutrigerina tuos dalykų, pavyzdžiui, tu esi euforija, labai sutrigerina, kad tu nukristum į depresiją, kažkoks nesisekimas, pavyzdžiui, tarkim, mokyklai tu gauni blogą pažymį ir tau viskas krenta, ir tada čia labai, efektina tą dalyką. Tada dar yra Stokholmo sindromas labai įdomus. Čia kai įsimyli savo pagrobėją, ne? Jo. O žinot, iš mane haisto yra. O žinot istoriją, kaip čia atsirado? Nežinau, papasakok, žiauriai įdomu, aš pirmą kartą girdžiu. Gerai, tai viskas vyko, atspėkit kur. Stokholme. Kaip mes atspėjom? Mes atspėjom, ne? Gerai. Geriausia būtų, ne. Tai buvo tokia istorija, kad ten 20 amžiuje, gal 70 kažkelintais metais Stokholme vienas vyras įvykdė banko apiplėšimą ir įkaitais paėmė 6 žmonės. Ir vienas žmogus 6 žmonės paėmė? Jo, įkaitais. Taigi tu turi kalašą rankose, žinok. Tai tu gali, žinai, daug žmonių paėmti. Na gerai. Ir viena moteris, man atrodo, įsimylėjo tą savo pagrobėją. O ne vyras? Gal ir vyras, aš nebelabai atsimenu. Nedžiadžiu. Gali būti. Tai kažkuris, tai va, ir tada atsirado tas Stokholmo sindromas. Ir tai yra parodoma filme seriale Money Heist. Bet yra ir Jokerį. Nes ta pana su spalvotais plaukais, jinai įsimyli Jokerį. O jinai buvo psichologė kalėjime, o jisai buvo kalinys ir jinai įsimyli. Taip, čia irgi toks Stokholmo. Gal toks labiau, žinai, gal. Šiaip psichoproto žmogus neįsimylėtų, tai čia kažkoks turėtų būti biškis sindromas. Gal patinka, ką žinau, kaip tas pagrobėjas toks stiprus. Žinai, stiprus, toks, žinai. Sugebėjo mane turi savo... Tai va čia ir yra Stokholmo sindromas. Moteris. Sugebėjo mane pagrobti, kaip jis sugebėjo mane pakelti.
Flashback. O, taip, koks jis stiprus. Jo, dar tada yra. Nesvarbu, kad jis ten, žinai, ten kitus 5 žmonės, ten su tą ginklą, žinai. Nu, aišku, visi tie sutrikimai, pavyzdžiui, nu, kaip mytybos, ne? Autizmas skaitosi kaip... Autizmas, tai jo, jisai kaip... Jau Tai yra, nėra liga, jeigu tu to nėra, nori. jo, tai nėra liga, bet jau yra va, tas autizmo sindromas, ne? Jau spektras jisai. Ir, va, pavyzdžiui, kokie būna, jo, Dauno būna sindromas, jo, aš galvoju, žinai, apie vieną ir paskui apie kitą. Jo, irgi, bet, pavyzdžiui, apie autizmą, ką galim pasakyti? Spektrą kalbėdų šis. Bet ir yra spektras, nes kodėl spektras? Tai tame žodyje ir yra, kad yra labai daug, ta prasme, sakykime, tų autizmo, nu, kaip variacijų, galim sakyti, stadijų, ne? Ir, pavyzdžiui, tas klasikinis toksai, nu, autizmas, toks sunkus autizmas, jis vadinasi Kenner autizmas, ir tada jau yra, kada tie stipriai pasireiškia tie autizmo visi požymiai. O vat Aspergerio sindromas, jisai yra, sakykime, nu, ta švelnesnė forma ir jisai, pavyzdžiui, pasireiškia tuo, kad gali žmogus, ta raida vyksta normali, kaip ir, nu, ta intelektinė ir kalbos, bet, pavyzdžiui, atsitinka tokie dalykai, kad jisai kaip ir supranta, bet nu, pasirenka, sakykime, nekalbėti su kokiais žmonėmis ar kažkas tokio, kad, sakykime, tie socialiniai įgūdžiai yra mažesni. Tiesiog socialiniai. Pavyzdžiui, kokiam Good Doctor seriale, bet pas jį yra tas mažesnis. Dar labai yra gerai, YouTube ten paaiškina Psych to Go, žinot, man labai patinka. Pasižiūrėti, ten labai gražių balsų, tai paaiškina visus tos sutrikimus ir panašiai. Ne, moteris, aiškina, Psych to Go, jo. Ir pavyzdžiui, aš tai dar norėjau labai pakalbėti. Čia labai žinomos Greta Thunberg ir jos šeimos, nes yra jos tėtis, Svante Thunberg, Beata Erdman, jos yra sesuo ir tada Malena Erdman. O Malena Erdman, nu, mama. Ir, sakykime... Kodėl tas tėtis, kodėl jūs skirtingos pavyzdės? Nežinau, va čia gal, žinai, feminizmo gal kokia, žinai, aš nežinau, šiaip taip įdomiai pasiskirstė, nes aš irgi pastebėjusi su tą dalyką, nes yra, žiūrėk, yra Svante Thunberg, ir yra Greta Thunberg. O vat, pavyzdžiui, yra Malena Erdman ir yra kita sesuo, dukra jos, tai yra Beata Erdman. Tai, žinai, per pusę. Čia jie labai, man atrodo... O kodėl tie čia neįleido į knygų? Man atrodo, labai lygus. Kaip neįleido? Visi yra 4. Visi 4. Visi yra 4 knygų. Jo, visi 4 yra. Jo, visi parašė knygą. Visa knyga eina, aš ją perskaičiau, nežinau, jau prieš kokius 2 metus netgi gali būti. Bet viskas eina taip, kad per prizmę Malenos Erdman, jinai yra, jie Švedijoje gyvena, Stokholme, ir žodžiu, esmė, kad jinai, Malena Erdman, jinai yra operos solistė, žinoma, ne, tas Svante Thunberg, jisai aktorius ir jų dukros, Greta ir Beta. Ir čia vadinasi ta knyga Lyg degtų namai, mūsų kova su klimato kaita, ir jinai yra 2019 metų Nobelio taikos premijos nominantė. Ir žodžiu, čia kalbama kaip ir apie tą, aišku, klimato kaitą, nes yra pagrindinis dalykas, Gretos Thunberg, bet kartu kalbama per Malenos Erdman žodžius, visa knyga eina ir apie jų šeimos tą istoriją ir apie jų susidūrimą su visais tais sutrikimais. Nes, pavyzdžiui, jinai pati, šiaip tais aš norėčiau jums pacituoti, kaip ir galėčiau paskaityti truputėlį. Aš žinau, aš kartais... Čia šiaip žiauriai į temą yra vienas eilėraštukas, kur Stefanas Sandströmas, čia jo eilėraštis įdėtas, kad, čia tiesiog į temą labiau politikos, žodžiu, kad aš vartau laikraščių antraštes apie žmogžudystes ir įžymybių vakarėlius, apie draudimus prašyti išmaldos ir naujų partijų vadovų žaidimus. Ir man rodosi, kad mes kartu sėdime automobilyje, važiuojančiame tiesiai į uolą ir ginčiamės kokios muzikos pasiklausyti. Man labai šitas patiko, nes toks atrodo, žinai, tas absurdiškumas. Gerai, čia lyrinis nukrypimas toks labiau, o aš ką norėjau sakyti, kad, Malenos Erdman, ne? Palaikysime šitą. Ačiū. Tai va. Taip. Ir jinai rašo, kad... Žodžiu,
Sako, aš turiu dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimą ir jį, žinoma, turėjau visą gyvenimą. Čia Malena Erdman. Jos mama. Taip, Gretos Thunberg mama. ADHD. Operos, taip, ADHD, hiperaktyvumo sutrikimą. Stokos ir... Žinoma, turėjau jį visą gyvenimą. Man buvo 46, kai išgirdau šią diagnozę, o priežastis, kodėl nesityriau anksčiau, buvo ta, kad niekada nebuvau susidūrusi su didesnėmis problemomis, kurios leistų man įtarti tai esant būtina. Aš esu tipiškas tos supergalios, apie kurią visi kalba, pavyzdys. Tos, kuri dažnai išaukštinama, bet kurią įkūnyja tik nedaugelis, nes aplinkybės retai būna palankios. Aš galiu vienu metu girdėti visus simfoninio orkestro instrumentus. Galiu girdėti ir prieš akis matyti jų partijas. Man pasisekė. Buvo žmonių, kurie labai anksti pasistengė, kad atsidurčiau tinkamoje aplinkoje, kuri tobulai atitiko mane, mano talentą ir mano ypatybes. Aplinkoje, kur visą savo laiką galėjau skirti tam, ką dievinu. Tai vat ir yra tas dalykas, kad ta knyga ir eina tokiais epizodais, kurie šneka apie tas problemas, sakykime. Ir kaip jinai ir išreiškia, kad 46 jinai sužino tą diagnozę, jinai be to dar buvo labai jautė didelį spaudimą dėl to savo talento ir dėl to tobulybės visą laiką, nes kai operos solistė ir visą laiką tos atrodo tobulybės reikalavimo iš jo, tai iš jos ir labai tą spaudimą jautė kitų ir jinai labai persidirbdavo ir jinai ten buvo vos ne darbo kažkokia depresija susirgusi irgi, visokių tokių kaip ir problemų turėjo ir jinai čia sako, kad mane nukreipia labai gerai, jinai gali girdėti tos simfoninio orkestro, viską gali girdėti ir tas hiperaktyvumas, kaip mes čia kalbėjom apie tos aktorius, ir visus muzikantus, tai jiems tai padeda, Kaip pavyzdžiui, irgi pasirodo Aspergerio sindromą turi Elonas Muskas ir jisai kalbėjo apie tai, kad jam padeda tas Aspergerio sindromas, jam padeda susikaupti ties labai sudėtingomis klausimais, sudėtingais klausimais, nes dažniausiai, sakykime, tie iš Aspergerio sindromo, jie turi tą vieną kažkokią tai dalelę, kažkokią labai temą, kur gali gilintis. Ir pavyzdžiui, Greta Thunberg irgi jinai turi Aspergerio sindromą, jinai šiaip turi OCD, Aspergerio sindromą ir dar selektyvinį mutizmą. Kas tai yra? O tas selektyvinis mutizmas yra tas... mutizmas, kur yra mute, nuo mute žodžio, kur tu užsimutini. Tu kalbėsi tik su žmonėms, tik su tais žmonėm, kurie tavo aplinkoje, tik tais su pasirinktais. Ir pavyzdžiui, jinai, ten tokia įdomi istorija, jinai, pavyzdžiui, 11-12 metų, jinai šiaip streiką pradėjo 15, man atrodo, metų, kad jai buvo 15, streiką, už tą Strike for klimatetą, kur buvo ir tas vėliau išsivystė Fridays for Future, mes žinom visą tą. Ir jinai 11-12 metų, jinai buvo siaubinga depresija ir, pavyzdžiui, tie tėvai, jie irgi galvoja, ta prasme, kas buvo, kad 3 mėnesius vaikas neišeina, ta prasme, iš namų visiškai. Ir kitas dalykas, kad jinai labai turi tą sutrikimų valgymo, kad ypač labai turėjo, kad, sako, atrodo, valgo visiškai tą patį ir kada turėjo tą depresiją, iš viso net nevalgė. Ta prasme, kur atrodo, žmogui reikia juk pavalgyti, kad jis išgyventų ir mes maisto turim, žinai, sako, dar vakar žiūrėjau tą susivantę interviu, mes turim maisto, nėra, žinai, jo netrūksta, bet jinai tiesiog nevalgo ir taip. Ir, pavyzdžiui, irgi su dukra kita, seserė, Beata Erdman, jinai turi tą hiperaktyvumo sutrikimą. Tai irgi paveldimas. Aš manau, šiaip yra paveldima. Taip, bet ten jau mažiau kalbama apie ją, jinai ten labiau tokia kaip, irgi kalbama, bet ne tiek, bet labiau apie Gretą, kad jinai turi tą temą, žinai, vieną, ir jinai ir pasakojo, kad sako, mano tas Aspergerio sindromas, jisai mano kaip supergalia, kad kartais, aišku, iš jos ten truputį kaip ten
tyčiojasi, bet sako, čia aš laikau, kad tai yra mano supergalia, nes jūs, sako, visi galvoja taip pat, žinai. Ir kai aš sužinau apie tą klimato krizę, aš negaliu nusikratyti tos minties, žinai, kur, sako, man visą laiką jinai eina. Ir jinai, tada gali, sako, aš galiu sėdėti hours to hours, after hours, ir tiesiog gilintis į tą temą, skaityti viską apie tą temą, žinai, kad tik tais, kad daugiau žinoti, apsišviesti ir kaip padėti. Ir pavyzdžiui, dažnai būna, kur sako, vis tiek jinai jauna 15 metų, prieš televizorių šnekėti, prieš visas konferencijas, į tą kvietė, žodžiu, žinai, visokias nominacijas jai skiria ir panašiai. Tai vis tiek, pavyzdžiui, patys tėvai, jie vis tiek artistai, žinai, vienas aktorius irgi prie scenos, žinai, pripratęs, kita operos solistai ir sako, ar jūs kartais nepametėt, žinai, savo vaikų tokios idėjos, o davai, tipo, tu būk, žinai, tokia celebrity. Ir, pavyzdžiui, Svantė kaip tik sako, kad man buvo, kada aš sužinau, kad jinai nori tiesiog realiai kalbėti su tais žurnalistais, kad jai ta tema yra žiauriai įdomi. Ir jisai, pavyzdžiui, jie kaip tik buvo, kad gal prieš biškį, kad tu neikva ten streikuota, ne? Jie buvo labai mažai metų. Visų pirma, labai mažai metų. Aišku, Švedija ten kaip saugi šalis, gal ne tiek, kaip saugi. Bet vis tiek 12 metų, bet vis tiek 15, man atrodo. O sakiau 11. 15, sakiau, 11-12, kada depresija sirgo. Jo. Tai va, ir supranti, ir vis tiek, vis tiek jauna, žinai, labai. Ir sako, o čia yra tokia massive, labai milžiniška, ta tema, kad, tu atrodo išeini, žinai, su ta tema, vienas žmogus, ir sėdi prie to parlamento, prie to Riksdago, kur ten jie, ir tu atrodo, ir plus dar tu esi su tuo Aspergerio sindromu, kur vėliau ir sako, ar jinai gali būti, čia galima pasitikėti ją, ką jinai šneka, jinai turi tą Aspergerio ir panašiai, bet kaip tik yra, kad jinai ant tiek, sako, tas Svantė irgi, jinai tiek prisiskaitė, jinai ant lapo, sako, pasirašydavo visus ten kokius galimus klausimus, labai daug tų lapų, sakė, turėjo, su visais tipo visokiais šaltiniais ir panašiai, ir sako, ateidavo pas mane, žinai, pas mus tie žurnalistai klausinėti, pavyzdžiui, apie ją ir apie tą klimato kaitą, ką jinai ten, žinai, žino ir panašiai. Ir jinai, sako, antiek buvo, labai įsiskaičius ir labai visus tus klausimus atsakinėdavo. Ir sako, man būdavo labai keista, nes sako, aš džiaugiausi, nes ji pagaliau normali. Tipo, kaip sako, pagaliau normali, kad jinai nešnekėdavo juk su niekuo. Jinai šnekėdavo tik tai su savo šeima ir su viena mokytoja. Nes jinai ėjo į mokyklą, kuri specialiai ten kažkokia. Ir, žodžiu, viena mokytoja šnekėjo ir su savo šeima. Viskas, daugiau žmonės neegzistuoja vos ne. Žinai, ir sako, o čia ateina žurnalistai, tu jų nepažįsti, žinai, visai nežino to žmogaus ir jinai šneka su juo. Arba, pavyzdžiui, irgi, kada jinai ten sako, 1 diena buvo, ar 2 diena gal to streiko už klimatą. Ir atėjo kažkoks žmogus, irgi aktyvistas, ir davė kažkokį veganišką ten kažkokį patiekalą, žinai. O jinai valgo tik tais, nežinau, ten 2 bulves, 1 avokadą, žinai, va taip, ir kad be jokio, žinai, padažo, kad nesiliestų, va taip, žinai. Ir tai dar jeigu pavalgo. Ir sako, ir jinai suvalgė tą dalyką, žinai. Taip, jinai suvalgė, jai davė, žinai, viskas okei. Ir sako, jo, ir supranti, ir sako, tas dalykas, kad mes matydami ją, kaip jinai pasikeitė, kaip jinai išėjo iš to, sakykime, taip, ir mes, žinai, džiaugiamės, kad jinai atrodo, kad jinai dabar yra special, žinai, o jinai tokia tipo popular ir panašiai, jinai tokia faina, kaip ir atrodo. Bet mums jinai dabar pasidarė normal, žinai, kur jinai buvo special, jinai dabar kitiems, žinai, atrodo, tas toks paradoksas, žinai, o mums dabar jinai pagaliau, žinai, va, kaip fainai, normaliai. Labai įdomu šiaip. Tai va, aš irgi sakau, taip sakykime, labai toks, ta visa istorija, žinai, kaip jie perina. Tai dabar galime padaryti tuos testukus, gal. Tai mes padarėm tokius testukus apie OCD ir... What is your mental age? Taip. Ir mes įdėsim čia nuorodas. Tomai, koks tavo mental age? Jo, OCD, nuo OCD. Jo. Kiek procentų tu turi OCD? Aš esu visur laimėtojas. Mano visur buvo didžiausia. Ne, mūsų tokia patys. Mano buvo biškį didžiausia. Taip. Bet tas manuose nebuvo iš 100. Nes ten buvo, gerai, aš gavau KM5, bet ten jau buvo
labiau į antrąją pusę. Tai vadinasi, Jo, kad ne 100. jo, tai, nu, iš kažkur Daugiau 90 šiaip. Iš 8, aš manau. Nu, 8 kažkur. Nes labiau... Jo, nes pusė jau, nu, bet jau buvo, tipo, 5 Kiek procentų tu vos. Ne. godo gavai? Aš gavau 40, tai irgi vos ne pusė, tipo, OCD. Ten buvo severe, tipo, OCD. Pas mane ir... Jo. Aš 19. O aš gavau 15. Nu, va, super. va. Aišku, žinokit, tie testai vis tiek jie nėra kažkokie Jie per nėra dideli. tokie. Jo, jie nėra ten kažkokie labai Jo. medicininiai, bet tiesiog, kad labai įdomu pažiūrėti. Jo. Jo. Tada Gerai, mes taip tada- padarom Antano labai Tada įdomu. darė mano labai įdomų testų karą. Jo. Labai ilga. Kurį pažiūrėjau Pinterest'e, pirmas testas, kurį radau. Super. Tiesiog įvedžiau fantastą, tai ir buvo pirmas. Ir, žodžiu, jis buvo žiauriai ilgas, ta Jo, prasme, labai ilgas ir toks nežmoniškai sudėtingas daug biškį. klausimų. Ir jisai buvo mental age, tai, jo, tai mano yra 48. Wow, 48. Man vidurio Dominika, amžiaus kada krizė dabar senas yra. toks. Gerai, Dominika, kiek tu Aš tai gavai? 30, aš esu jauna pana. Geras. Geras, mes su tavo... Po 70. Bet ar jūs pastebėjot, kad, ta prasme, jūs abudu surinkot ir OCD daug, ir Jo, kas daug, jo, mes o pastebėjom mes su šitai. Dominika mažai OCD. Mes ir pastebėjom, mes tikrai- Mažas amžius. Jo. Tai gal nusirašinėt viens nuo kito. Nu, ne, aš irgi taip pat, aš turbūt irgi tą patį galvoju, nežinau, Tomas nežinau. toks. Ką tu godas spaudai? Bet čia žiauru, 70 metų. Nu kažkaip aš tada dabar nebetikiu to, žinok, testu. Bet kas Aš tau taip bus, kai tikėjau. tau bus 7 metų, tu primeti, tu... Tai čia, žinai, bus Amžius- pala. Kaip dar Status Kitas žinovis. lygis. Jo, Man jau širdį turi siūlas. Nebežinsiu šią. Aš tikėjausi, kad bus daugiau negu 60. Aš nesitikėjau, kad tai Aš, šiaip, bus. aš savo tikėjausi daugiau, bet mano akivaizdžiai Nes vidurio ten amžiaus buvo- krizė. What do you on Friday night? Kas? Study Aš Friday. night. šeštadienį, tipo, Ne. aš žiūriu serialą, aš noriu, jeigu buvo bar hopping, nau serialą. Jo, tartum buvo, tipo, kažkoks, jo, kur ten Friday night, ne, aš tai paspaudžiu, tipo, kuri, diena, tipo, labiausiai patinka, tai, tipo, Friday Saturday. night, galvoju, Saturday tau, ne, Aš aš irgi sakau Friday Saturday. night, nes ten, Visą tipo, laiką kažkam pavyzdžiui, Irgi pavyzdžiui, jo, bet, nu, vis tiek 70, nu, nes mano kiti atsakymai, ten, aš, mane turbūt nesuknės, atsiprašau, bet turbūt tas Symphony Hall viską padarė, žinai, kur, tipo, Tikriausiai last gal vienas- concert where you went, ir, tipo, nu, tai... Tikriausiai vienas iš 80 klausimų viską padarė. Jo. O Tai va. tenais, kur tipo, buvo pasakyta, ar, nu, tipo, važinėjai su kokiais bevarikliniais ten, nu, transporto jo. Čia priemonėmis. irgi padaro. Tai jūs gal, old. tai gal jūs Bet pažymėjote mes- wheelchair? Ne, mes pažymėjome. Žiūrus buvo. Čia žaidytas. Ne, aš tai pažymėjau ten elektromobilis. Aš irgi tą kažkas patį. tokio, nu. Mūsų Ai, šiaip ne. daug klausimų. Tai buvo, kad bus mes- daug atsakymų, nes aš irgi Symphony Hall ten su knygom mačiau tą patį rašiau. Jo. Su Nu, žodžiu. Daug Nu, to žodžiu, pačiu. jo. Tai va. Tai Tai- jūs Jeigu galite irgi pasidaryti tos testukus. Jeigu jums įdomu. Jo, Jeigu ir- įdomu, taip. Ir... Neužmirškit, aišku, domėtis visokiais dalykais, politika ir pasaulio aktualijomis. Nesidiagnozuokit Bet sau kartu daugiau, kaip mes neužmirškit, kaip Antanas sako, tiesiog, žinot, Atsipalaiduot atsisėsti, ir pažiūrėti žiūrėti vieną į tą vieną tašką. tašką plytelėse. Jo. Jo. Taip. Nes padeda nuraminti. mintis. Galva nebeskauda. Taip, va, Ačiū, kad nebeskauda. žiūrėjote. Ačiū, Tai kad jo, klausėte. ačiū, kad Ačiū klausėte labai. šio nuostabaus, ramaus, biškytamto Ir kartu fono. atpalaiduojančio epizodo. fono. Taip. Lauksime jūsų. Čiau, braškės. Čiau. Čiau.